Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir aš dėjas sergu ir dėl to iš karto atsiprašau dėl savo keistoko gal balso, bet šiandieną turime tokį dalyką, kurio aš tiesiog negaliu su jumis nepasidalinti, tai man naujosios pelytės Logitech G900 Chaos Spectrum. Na taip, gal tas pavadinimas nėra būtinas, bet tai, kas viduje jūs privalote pamatyti. Taigi, čia yra dvigubo įpakavimo dėžutė, kaip matote, pirminis sluoksnis, ant kurio yra šiek tiek informacijos išsitraukę. Nors turėtų išsitraukti. Tenai šiek tiek randame informacijos būtent apie kokios tos funkcijos yra šios pelytės, už ką reiktų tikrai mokėti nemažus pinigus, bet tai yra tikrai verta. Tai yra 1 milisekundės būtent reakcijos laikas, taip pat yra ir nurodytas koksgi sensorius yra labai tikslus optinis ir taip pat aišku be abejo tai, kad ši pelytė yra ambidextrous. Na taip, tiesiog patraukime gal iš šoną, čia yra tik tai tas pirminis toks pakavimas, mums tai nebus labai aktualus, mums įdomiau, kasgi yra čionais. O čionais yra itin išskirtinos tekstūros, tokios elitinės premium tekstūros pakavimas, jeigu pažiūrėsite, tai nežinau, ar jūs sugebėsite matyti, tiesiog kamera sunkiai gaudo, čia yra labai smulkia tekstūra išdėliotas, būtent paviršius, toks labai švelnus, malonus rankai, iš tiesų iškart jaučiasi, kad tai yra aukščiausio lygio Logitech pelytė. Na, vis dėlto, gal mesgi norėtume atidaryti ir sužinoti, kasgi yra viduje. Sunkiai man sekas tai daryti, nes pasirodo jisai neatsidaro, o atsiveria. Pakavimas, ir kasgi tenais viduje. Na, matome iš ties įspūdingą pakavimą, pelytė tiesiog visam savo grožėje stovi viršuje. Taip pat labai įdomus čia estetinės detalės aplinkų yra, taip pat ir kitoje pusėje pakavimo. Nu, iš tiesų nepraleidžia nieko gamintojai, tiesiog kiekvieną smulkmeną pabrėžia šioje pelytėje. Ir sunku man dabar kažkaip čia tilpti kameros vietoje. Tai va, pelytė čionais, nežinau kaip jinai lengvai išsims. Na taip, jinai yra bevėlė, jeigu aš pamiršau jums pasakyti, tai jinai labai lengvai išsiema, kaip gal kiti produktai būna apipinti laidais. Čionais jinai tiesiog 1, 2, 3 ir jo, jinai tiesiog išimta. Na taip, žiūrint toliau, pelytė turi apsauginį pakavimą ant savo apatinės dalies, tenai yra jungimo mygtukas, taip pat ir kojelės, ant kurių valdysite pelytę, bet mes dabar ją padedam iš šono šiek tiek, jinai, manau, tikrai nepabėgs. Ir pažiūrėkime, kurgi yra kiti komponentai. Čionais yra dėžutės viršus, jis nusiema, bet aš labai abejoju ten kažką rasti. Na taip, aš buvau teisus. Įdėjome tą dalyką atgal ir dabar einat prie šios dalies, kur aš jau matau, kažkas yra balto ir tai bus tikriausiai kažkokia knygelė. Na, va, patraukė tą šties įspūdingą dizainą. Mes randame, kad tenais yra Chaos Spectrum, kažkokia knygelė, kuri mums paaiškino būtent, kasgi bus viduje, tai gal mes galėtume ir užbaigti šį. Ne, aišku, jokauju, atvertus dar knygelę, taip pat parodoma, kaipgi valdyti pelytę, kas tikrai turėtų būti labai mistika ir taip pat gal krovimo funkcija, pajungimo ir taip toliau. Na taip, padėjus tai iš šono mes galime į toliau ir matyti, kągi mums rodytas lapelis, kad kągi mes turėsime viduje. Tai bus būtent laidas. Labai iš ties malonus laidas. Jeigu jums aišku jo reikės, kadangi pelytė bevėlė, tai čia bus labiau naudojama gal kraunant pelytę, arba tiesiog ją norint pajungus. Vienas galas turi tokį labiau aršesnį, atrodo, skorpiono pajungimo jungtį, čia į pelytę, o šitas galas tiesiog į jūsų kompiuterį. Laidas iš ties yra malonus labai, tai jeigu pažiūrėsite, jis turi braided, nežinau tiksliai kaip lietuviškai, apvijom taip uždėtą medžiaginį paviršių, kuris tikrai patvariai laikys ilgą laiko tarpą ir tikrai vat malonus yra rankai. Na taip, atidėjus iš šoną dabar tas nereikalingas gal priemonės labai, kas mums aktualiau yra, kasgi šioje dėžutėje su tokių gražių Logitech Gaming serijos logotipų ir aš pats tiksliai nesu net tikras. Ogi tenai mes randame būtent bevėlį tą jungtį, USB flešiuką tokį, kurį pajungus, aišku, gaudysite tą signalą ir taip pat per jį reikės, manau, ir krauti pelytę, yra taip pat kitoje pusėje USB jungtis, na, o čia yra būtent tas bevėlis daikčiukas. Ir taip pat randame mygtukus, kuom ši pelytė yra ypatinga, kad jūs galite pasikeisti priklausomai nuo jūsų naudojamos rankos, kur jums patogiau būtų perėjimo vieni mygtukai, pirmyn atgal dažniausiai naudojami ir taip pat tiesiog atremti rankai dalis. Šties faina labai dėžutė, tikrai paviršius taip pat išklotas minkštai, mes galime tai atidėti gal į šoną dabar taip pat ir pažiūrėti, kasgi dar tenais yra, nes matau kažkokią knygelę ir spėjau, kad tai bus garantija, taip aš esu teisus, tai yra garantinis lapelis ir kuris labai fainai kaip harmonikėlė išsiskleidžia. Na gal taip pat mes apžiūrėsime tą pelytę šiek tiek minimaliai, nenoriu labai iš tiesų eiti giliai į ją, nes mes padarysim gal apžvalgą, gal padariau bent vieną, aš apžvalgą padarysiu. Tai va, čionais mes matome premium iš tiesų kokybės produktą ir skirtingi materialai naudojami, kur labiau ranka liečiama, kur kitur tai labiau toks kitoks plastikas, iš ties labai malonu. Ja laikyti ranko, tai nėra sunki, kas gal nėra būdinga bevėliam pelytėm, kadangi ten yra naudojami elementai ar akumuliatorius, kas iš tiesų prideda papildomą svorį, bet iš tiesų jinai jaučias žymiai lengvesnė negu net mano, jau galim sakyti, praeita pelytė, tai yra Logitech G502,
kuri iš tiesų buvo žinoma savo svoriu. Aš galvoju, kaip tik prigrėpsiu dabar dar vieną Logitech bevėlę, jinai taip pat bus sunki, bet ne, maloniai stebina, jinai turi tokį gerą balansą taip pat, nėra tokio svorio kažkur kitur ir įspūdis pirmas iš ties yra labai puikus. Na dėja, iš tiesų teks pabaigti šį unboxingą, tai nėra apžvalga, dėl to skatinu visus prenumeruokit, laikinkit šį video, jeigu norite sulaukti tos galutinės apžvalgos, kaipgi ši pelytė pasirodys, šiaip užsukti į mano transliacijas, kurias šią jau pradėsiu naudoti nuo šiandienos. Iki.